Jis pravažiavus šio dviračiu yra toksai, kad jis neįtikėtinai lengvas, reikia šitiem pirštais gali pakelti. Ir dviratis lengvas, ar tu stiprus? Ne, čia aišku abu dalykai. Ir aš stiprus, ir dviratis lengvas, bet to pačiu jis neįtikėtinai ir tvirtas, toks jaučiasi. Iš tikrųjų įspūdis tai yra smagus, labai lengvas dviratis, rieda puikiai, jausumas neišpasakytas, bet svarbiausia yra saugumas. Koks bebūtų dviratis, jisai lengvas, greitas, gražus, patogus, svarbiausia yra važiuojančiojo saugumas. Tad dėvėkime šalmus. Tai yra Ramūno Navardausko dviratis, tai žmogus, kuris tikrai šiuo metu yra geriausias Lietuvos dviratininkas ir aš su jo dviračiu esu LNK televizijoje ir važiavau mūsų koridoriais. Tai to tikrai niekas nedarė iki šiol ir mano rankinukas dažnai sveria daugiau negu šitas dviratis. Nes iš tikrųjų tokį dviratį, bet kur galėčiau užnešti ir į 12 aukštą tikriausiai sugebėčiau užnešti. Man teko didžiulę garbę prisiliesti prie šio aparato, vadinu tai ne dviračiu, o aparatu, nes, patys suprantat, maždaug paimi, pakeli šitaip, nieko nejauti, atrodo pats labai lengvas iš tikrųjų. Aišku, vienas aksesuaras ant mano galvos, jis yra čia. Tvirtas, rimtas reikalas ir kuo daugiau jų bus, tuo visiems bus geriau ir saugiau. Niekad nevažinėkit dviračių be štai šio šalmo arba kitų šalmų, nes tai visuomet jums pravers ir bus į naudą. Laukiame visų velo maratone. Nepamirškite dviračio, šalmo ir būtinai geros nuotaikos.